Ar žinote, kad maždaug pusė iš 500 milijonų Europos piliečių gyvena kaimo vietovėse? Jos sudaro daugiau kaip 77% ES teritorijos. O tai, kad ūkininkavimo ir žemės ūkio produktų sektoriuose sukurta apie 46 milijonus darbo vietų. Europos kaimo bendruomenės ir regionai yra vertinga mūsų paveldo dalis ir gyvybiškai svarbus mūsų ekonomikai. Pasitelkdama reformuotą bendrą žemės ūkio politiką, dar vadinamą BŽUP, ES padeda ūkininkams išlaikyti gyvybingą kaimą ir išsaugoti Europos žemės ūkio įvairovę. Tai daroma tiekiant regioninius maisto produktus, stimuliuojant užimtumą, verslumą ir remiant kaimo verslą, skiriant jam lėšų. ES investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad ūkininkai galėtų modernizuoti ūkius ir veiklą vykdytų našiau. Taip pat jis skiria papildomą paramą padėdama jaunuoliams pradėti ūkininkauti. Toks karjeros pasirinkimas suteikia daug galimybių. Visi šie veiksmai padeda Europos žemės ūkį padaryti konkurencingesnį ir tvaresnį. Ūkininkavimas nėra vien tik priemonė parūpinti maisto. Jis yra susijęs su mūsų kaimu ir jo brangiais gamtos ištekliais. Be ūkių ir ūkininkų nelabai pavyktų išlaikyti gyvybingas kaimo bendruomenės. Pasitelkus naują BŽUP, ūkininkai remiami apsaugant Europos kaimą ir jo bendruomenės šiandien, rytoj ir ateities kartoms. Europos bendra žemės ūkio politika. Rūpinkimės savo šaknimis.